Toliau, PVM-as. Atšaukit susigrąžinimo galimybę PVM ir sumažinkit PVM nuo 18 iki 15%. Surinksit į biudžetą kokius 10 kartų, jei ne 100 kartų daugiau pinigų. Tiek neturit smegenų, kaip surinkti pinigų? Tai pirmą savo draugus, pramoninkus, tuos milžinus sutvarkykit, kurie per schemas, offshore'nės sąskaitas, įmonių įmonėlės visus pelnus pasidalina. Nėra pelnų, nėra nuo ko skaičiuoti pelno mokesčio. Nėra kaip PVM-o jiems sumokėti. Ten kapeiką sumoka. Visi mūsų mokesčiai didžiąją dalim eina ant žmonių, paprastų žmonių sumokamų mokesčių. Ar jums negėda? Kiek galit vogt? Kiek galit išparceliuoti mūsų visas įmonės? Ar Skverneliui negėda dėl mūsų Igničio padarytų dalykų? Mūsų elektros kaina paprastiems žmonėms 3 kartus šiandieną yra pabrangę. Mano tėvai pensinio amžiaus prieš kelis metus mokėjo tik 30 eurų. Šiandieną jie moka 120, realiai 4 kartus. Per porą metų 4 kartus pabranga. Tai nenuostabu jūsų vilos, jūsų mašinos prabangios iš kur jūsų kelionės į Dubajus ir visur kitur. Va čia susitvarkot. Pirma, auditai visur ir visame kame sumažinat išlaidas maksimaliai. Į komandiruotės nevažiuoja paprastai eiliniai Seimo nariai, nes nėra ko važiuoti jiem į užsienį.